Tęsime laidą. Lietuvos keramikai kviečia į savo ryškiausią metų renginį – antrąją Vilniaus keramikos meno bienalės parodą. Apie ją pasakoja mūsų žurnalistai. Vilniuje Arkos galerijoje duris atvėrė antrosios Vilniaus keramikos meno bienalės paroda. Joje eksponuojama daugiau nei 50 profesionalų darbų, sukurtų per pastaruosius 2 metus. Dominuoja turbūt nuosaikiai tradicinė keramika. Bienalė nesiorientuoja į kažkokius ekstremalius arba labai drastiškus arba kažkokius kitų medžiagų įterpimo į keramiką ar kokius dalykus, nors to yra šitoje bienalėje. Bet šiaip daugiau dėmesys į tradiciškai suprantamą keramikos technikas, technologijas ir į amatą plačiaja prasme. Ne dėl to, kad jūs nerasite čia parodoje nei lėkščių, nei sriubinių, nei puodų, nei vazų. Žinoma, keramika jau seniai pakito ir yra lygiavertė visiems menams ir čia susipynė, kaip visada aš pabrėžiu, tiesiog įvairiausių dailės šakų bruožai. Keramika, jinai vargina, kad jinai yra 90% turbūt ta technologija. Ir ten visagalė yra ugnis, o ne menininkas. Ir ten iš tikrųjų mes ir persižegnojam, ir prieš atidarydami pečių ten, ar slapta, ar viešai persižegnojam, kad tu niekada nežinai. Iš tikrųjų gali įvykti stebuklas, o gali jo neįvykti. Bienalėje dalyvavo ir lietuviškų šaknų, tačiau svetur gyvenantis autoriai. Eksponuojami Jungtinėse valstijose ir Kanadoje įsikūrusių keramikų darbai. Tarp jų ir žinomo dailininko Rimo Vizgirdos, kurio iniciatyva prieš 20 metų į laisvėjančią Lietuvą atvyko žinomi pasaulio keramikai. Tęsiant pirmosios bienalės tradicijas, šiemet taip pat eksponuojami Vilniaus dailės akademijos keramikos specialybės studentų baigiamieji darbai. Pasak parodos kuratoriaus, juose esama noro neatsilikti nuo pasaulinio meno tendencijų, tačiau nepamirštamos ir klasikinės vertybės. Siekis keramikoje išryškinti ir kūrybiškai panaudoti medžiagų prigimtinės savybės. Antrosios Vilniaus keramikos meno bienalės naujovė – atrankos komisijos narių keramikų kūrinių ekspozicija, suteikianti pasak kuratoriaus progą pasverti jos narių kūrybos potencialą. Atskira parodos dalis skirta pirmosios bienalės profesoriaus Liudviko Strolio premijos laureato keramiko Egidijaus Radvensko darbams. Vertinimo komisija šiemet bienalės laureate pripažino dailininkę Laimutę Matijošaitytę Martinkienę su darbu Raistas. Paroda veiks iki rugsėjo 15 dienos.